Stresas, įtampa, toks jausmas, lyg nuolat bėgtume maratoną, tiesa? Atrodo, kad tai jau tapo mūsų kasdienybės norma. Bet ar tikrai taip turi būti? Šiandien pasigilinsime į vieną sprendimą, kuris gali padėti sugrąžinti vidinę ramybę ir pusiausvyrą. Kalbėsime apie reiki. Ar pažįstamas tas jausmas, kai dienos pabaigoje jautiesi lyg išmanusis telefonas su 1% baterijos? Atrodo, kad kasdieniai rūpesčiai tiesiog išsiurbia visą energiją. Ir žinote, tai yra jausmas, kurį patiria daugybė žmonių. Bet gera žinia ta, kad yra būdų vėl pasikrauti. Ir mes kaip tik į vieną iš jų ir gilinsimės. Gerai, tai kamgi reiki gali būti naudingas? Kartais atrodo, kad tokios praktikos apipintos kažkokia paslaptimi, bet iš tikrųjų atsakymas gali nustebinti. Pagalbos ir balanso čia gali rasti kur kas daugiau žmonių, nei iš pirmo žvilgsnio atrodo. Pagalvokime apie kelis scenarijus. Štai pavyzdžiui, įmonės vadovas, kuris jaučiasi ties perdegimo riba. Arba jauna mama, kuriai po gimdymo reikia atgauti ne tik fizinės, bet ir emocinės jėgas. O gal studentas prieš egzaminus, kurio nerimas tiesiog paralyžuoja. Visi šie žmonės ir dar daugelis kitų gali atrasti reiki naudą. Ir čia kalba eina ne vien apie tą bendrą jausmą esu pavargęs ar jaučiu stresą. Ne, reiki gali padėti ir esant labai konkretiems dalykams. Pavyzdžiui, lėtiniam skausmui, kuris neduoda ramybės, arba nemiegai, kai naktis virsta kančia. Iš esmės, tai yra įrankis, kuris padeda organizmui pačiam susibalansuoti ir palaisti tas užspaustas emocijas. Gerai, o dabar pakalbėkime atvirai. Visiškai suprantama, kad girdint apie tokius dalykus, galvoje sukasi įvairūs o kas jeigu, kyla abejonių, gal net skeptizmas. Tai yra normalu. Tad panagrinėkime tuos dažniausiai kylančius klausimus ir pažiūrėkime, kokie atsakymai slypi už jų. Vienas populiariausių argumentų, bet juk tai nėra moksliškai įrodyta. Ir tai validus pastebėjimas. Tačiau pabandykime į tai pažiūrėti iš kitos pusės. Net jei atmesime visus pokalbius apie energijas, kas lieka? Lieka itin gilaus atsipalaidavimo metodas, o gilaus atsipalaidavimo poveikis, panašus į meditaciją, jau yra puikiai ištirtas. Jis mažina streso hormonus, ramina nervų sistemą. Ir tam nereikia jokio specialaus tikėjimo. Kūnas tiesiog reaguoja į ramybę. Kitas, turbūt visiems iki skausmo pažįstamas argumentas – aš tiesiog neturiu tam laiko. Suprantama, lėkimas, darbai, šeima. Bet ar kada pagalvojote, kad valanda investuota į gilų poilsį gali sutaupyti kelias valandas vėliau? Vienas kokybiškas reiki seansas gali suteikti tokį atsistatymą, kokio kartais negauname per visą naktį prasto miego. Grįžtama į darbus ne tik su daugiau energijos, bet ir su daug aiškesne galva. Tai ne laiko švaistimas, o investicija į produktyvumą. Gerai, o jeigu kas nors sako, bet aš jaučiuosi puikiai, kam man to reikia? Puikus klausimas. Pagalvokime apie tai kaip apie automobilio techninę apžiūrą. Juk nelaukiame, kol mašina suges viduryje kelio. Tiesa, taip pat ir su mūsų savijauta. Reiki gali būti puiki prevencinė priemonė. Tai tarsi vidinės sistemos sutepimas, kuris padeda palaikyti energijos balansą ir neleidžia kauptis stresui. Tai ne gaisrų gesinimas, o apsauga nuo jų. Žinoma, natūralu jausti nerimą dėl to, kas nepažįstama. O kas ten vyks, ar man bus nepatogu? Būtina pabrėžti, reiki yra absoliučiai saugi ir labai švelni praktika. Čia nėra jokios magijos ar keistų ritualų. Viskas vyksta ramioje aplinkoje, gulint ar sėdint su drabužiais. Meistras švelniai prideda rankas prie tam tikrų vietų arba laiko jas per atstumą. Nėra jokio masažo, jokio spaudimo. Viskas sukurta tam, kad žmogus jaustųsi maksimaliai patogiai ir saugiai. Labai svarbus klausimas daugeliui. Ar tai neprieštarauja mano religiniams įsitikinimams? Atsakymas yra labai paprastas ir aiškus. Ne, reiki nėra religija. Tai nėra tikėjimo sistema, čia nėra jokių dievybių ar dogmų. Tai tiesiog natūrali energetinio balansavimo technika, kuri puikiai dera su bet kokiu tikėjimu ar gyvenimo filosofija. Jos tikslas vienas – harmonija ir geresnė savijauta. O ką daryti, kai apima neviltis ir atrodo, kad išbandyta jau viskas, bet niekas nepadeda? Būtent tokiais momentais reiki gali būti tas trūkstamas dėlionės gabalėlis. Tai nėra stebuklinga tabletė, kuri išspręs visas problemas per vieną dieną. Tačiau tai gali būti puikus papildomas metodas, kuris suteiks vidinės ramybės, o kai vidurė ramu, atsiranda ir aiškumas, kaip priimti geresnius sprendimus ir judėti į priekį. Gerai, dabar kai aptarėme visus kodėl ir kas jeigu, pereikime prie praktinės dalies. Kaipgi viskas vyksta? Kaip atrodo pats seansas? Iš tiesų, procesas yra kur kas paprastesnis ir malonesnis, nei daugelis įsivaizduoja.
Iš esmės, viskas susideda į 3 paprastus žingsnius. Pirmiausia, tiesiog patogiai įsitaisoma, atsisėdus arba atsigulus. Antra, reiki meistras švelniai uždeda savo rankas ant tam tikrų kūno vietų arba viršių. Ir trečiam, svarbiausia dalis, iš jūsų pusės nereikia daryti absoliučiai nieko. Jokios pastangų, jokios koncentracijos. Tiesiog leisti savo atsipalaiduoti ir priimti pojūčius, kurios daugelis apibūdina kaip malonę, ramenančią šilumą. Taigi, apibendrinant, svarbiausia žinutė yra tokia. Reiki nėra kažkokia mistika skirta tik išrinktiesiems. Ne, tai yra labai praktiškas ir prieinamas kelias į vidinę harmoniją. Kelias, kurio gali eiti kiekvienas, norintis jaustis geriau. Klausimas tik, kur yra šio kelio pradžia? Būtent. Esmė – universalumas. Tai nėra sudėtinga filosofija, kurią reikia studijuoti metus. Tai tiesiog praktinis įrankis, kuris padeda kūnui ir protui sugrįžti į pusiausvyrą. Nesvarbu, koks amžius, kokia profesija ar gyvenimo būdas. Ir kai kalbame apie patikimumą, šis skaičius 25 metai kalba pats už save. Tai nėra vienos dienos mada. 25 metai patirties reiškia gilų supratimą, 1000 valandų praktikos ir svarbiausia – laiko patikrintus rezultatus. Tai sukuria pasitikėjimą. O jeigu kilo noras patiems patirti šį metodą, labai svarbu pasirinkti patyrusį vedlį. Galime apsilankyti energetinėje ar karminiai diagnostikai, išbandyti reiki seansą, sudalyvauti meditacijoje ar net reiki ir meditacijos mokymuose. Šias konsultacijas teikia karmos meistras ir reiki mokytojas Virginijus Mockus, kurio, kaip jau minėjome, 25 metų patirtis yra geriausias kokybės ženklas. Ir pabaigai, tiems, kurie nori sužinoti daugiau, pasisemti gerų idėjų ir patarimų, verta apsilankyti svetainėse reikimokymai.lt ir motivatorius.lt. Tikimės, kad tai taps puikia pradžia kelionėje į ramesnę ir harmoningesnę kasdienybę.